Čia gal nustatyta limitas? Aš nežinau. Pasižiūrėk gal tu. Neturėtų būti. Gerai. O, žinai, 5 metų iš Viešviliais išvažiavau, perėjom Rubežių į Lietuvą, nes Vokiečių kraštą gimiau. Vokiečiai tada buvo, vokiečiai. o ten buvo Viešvilė buvo vokiečių Taip, kraštas? vokiečių kraštas dar buvo užimtas. A, čia karo metais? Taip, taip. Ir mes grįžom, atvažiavom į Kauną ir Kaune išgyvenom į mokyklą jau iki 9 skyrių. Ėjau į mokyklą nuo 5 metų. Ir Kauno, kaip čia Siūlo gatvėje, buvo vidury kalno mokykla. Ir mes ten čiuožinėdavom ir nuo 9 metų, 3 klasėje buvau, perkėlė mane ir atvažiavom į kaimą į Padubysį. Padubysį pragyvenau iki 22 metų. Iki 22 ir paskui atvažiavau į Juodkrantę. O močiutė dar papasakok apie tai, kokiam name gyvenot, kaip jūs dienas leisdavot, ką valgydavot, kur miegodavot. Mes gyvenom kaip Viešvilėje buvo Šetlerio dvaras, Šetlerinė. Ir mama dirbo karvės milžus, sesuo dirbo irgi pas tą dvarininką. O kuo dirbo? Nu, mama karvės milžus, sesuo irgi karvės milžo, o tėvas buvo Stalius, jisai meistras buvo. Tai jisai dirbo, ten buvo toks ežeras gražus ir buvo tiltas. O Kazys mūsų brolis mano, tai eidavo pas tėvą. Jis labai norėjo su tėte dirbti. Tai mama apvilko raudoną suknytę ir eidavo, sako, žiūrėkit, jeigu pamatysit einant Kazį, su raudona suknytė, pasiu raudoną suknytę ir eina. Tai mes sušaukdavom, mama, jau Kazys eina pas tėtę. Bijoj, kad į tą ežerą neįkristų. O tai kam jam suknytėte? Ta, kad matytumėm. A, kad geriau matytumėm? Kad geriau mes matytumėm, tai ta raudona suknytė buvo aprinktas brolis, Kazys. Nu, tai buvo. O paskui gimė Petras, Jonukas Petras gimė. Tai jau čia mūsų buvo ir sesuo jau buvo gimusi. Ir mes gyvenom paskui, kaip išėjom iš to Šetlerio. O dar tam Šetleryje, tai kiek ten kambarių, kaip jūs... Ten buvo vienas kambarys, didelis kambarys, prie miško tas namiukas buvo, nu ir mes visi augom. Tai jūs 8? 8 mes visi augom. Aha. O kaip Jonas, negaliu net negražu sakyti, Jonukas buvo mažiukas, Petras mažiukas, jie buvo pametiniai. Tai jie skaičiuodavo tą soskę, tai aš iš jų atimdavau. Tai pasilyzdavau po lovą ir sako, Jonuks verkia, pareina sesuo Viktosė ir sako, ko Jonuks verkia, ką žinau, tai jau soskę paėmė, atimdavau aš į tą soskę, man jį labai patiko tą soskę, ką turėjau. Nu, vat, taip ir augom, kol atvažiavom į Kauną. Kaip atvažiavom į Kauną, tai tada gyvenom gerai, 3 kambariai buvo. Kur čia butas kažkoks? Taip, Skuodo gatvė, butas buvo, ten buvo tokie dideli namai su 4 šeimom, prie Karių kapinių. O kaip jūs gavote tą butą? Ir, nu, matai, gyveno tėtis seserys ir jos matyti sukalbėjo, kad tėvas eis į darbą į Stalium ir paskui visi įsidarbys, Viktosė, Kazys, Viktosė ėjo į botanikos, tai kai parvažiuoja tas sesuo, tai mes tik pomidorus užguodžiam, kad jinai pareina, parneša pomidorus. Nu, va, tai taip gyveno, o paskui 40 metais karas. Močiute, dar grįžtam į tą biskutį. O
Tai tame kambarį vienam, kai gyvendavo, tai kur jūs miegodavo tam? Nu, lovose. Ai, visur buvo lovos? Visur buvo 8 lovos? Taip, tai 4 lovos, po 2 gulėjom. A. Jo, ir va taip. O ką valgydavot? Nu, valgydavom, nu, aš nežinau, viską valgym, ką padarė, tą valgym. Bet viską jūs patys susigindavot? Nu, taip. Viską. Į parduotuvę eidavot? Į parduotuvę, nežinau, jeigu ką labiau norėdavo, tai važiuodavo sesuo į tą, su dviračiu, važiuodavo į Tilžę. Į Tilžę. Jeigu ko reikdavo apsipirkt, tai ten tų parduotuvų, aš nežinau, ar jų buvo, ar jų nebuvo. Tai jinai vis važiuodavo su dviračiu į Tilžę ir apsipirkdavo. Tai Bet čia dar viskas buvo prie turgus, vokiečių. turgus gal buvo dar? Nieko nežinau, aš neatsimenu, aš mažytė buvau. A. 5 metukų. A. Ir paskui mes, kaip įsikraustėm iš dvaro, tėtė pradėjo pas tokį verslininką dirbti, staliuraut darbą. Ir jisai tas šeimininkas buvo, su tėtė dirbo. O mes gyvenom ant 2 aukšto. Ir jisai paėmė cigaretę užsirūkyt, skiedrų daug, jis numetė cigaretę, ar degtuką ar ką, ir užsidegė pačią visą tą jo dirbtuvį. Ir mes sudegėm. Tik prisimenu, kad lova, siuvimo mašina, tai ant virvių tempė žemyn, lova tą irgi tempė žemyn, ant virvių leido žemyn. O tėvai dirbo, tai kas liko, tai griaučiai buvo. Tai tada mes jau persikėlėm į Kauną gyventi. Tai tau buvo kiek? Man 5 metukai buvo. A, jau bute 3 Taip. kambarių. O tai Taip. ką dirbot? Nu, tėtė dirbo staliusas, kai buvo, tai jisai vis prie baldus vis dirbdavo. Tai aš tiek ir atsimenu tokio amžiaus. Bet į tai gerai atsimenu, kad brolis gimė toj Petras. Tai gandras atneš lėliuką, tai laukiam ir buvo močiutė, kaip dabar sakyt, promočiutė. Tai jinai buvo tokia mažikė ir labai pikta buvo. Tai jinai pas mus nevalgydavo. Mama sako, eik valgyt. O promočiutė čia kieno? Mamos mama. Mamos močiutė. Mamos. A. Jo, o mamos mama buvo Amerikoje. Gyveno. Ir tada jinai atėjo, jinai nevalgydavo pas mamą, pas tave daug vaikų, o jinai buvo dvarininkė. Gaurės dvare, ji buvo dvarininkė, jisai buvo gilinikas. Tai va dar net kupariukas yra, turbūt ir pas Birutę dar yra. Kupariukas tas, kur pinigus dėdavo. Jie turėjo 130 hektarų žemės, dvarininkas buvo. Tai va, o mama buvo vienturtė. Kaip te buvo jaunystė, bet jinai buvo mergautinė. Ji buvo mamos mergautinė, reiškia, mama mano mergautinė buvo. Ką tai reiškia? Reiškia, merga pasidariusi vaiką. A. Jie turėjo tas vagotas senelis, tai jie turėjo vieną tą mergaitę. Ta mergaitė ir jie nori, kad kai ištekėtų už vagoto, jinai neištekėjo už vagoto, nes su kokiu tai draugavo, mama pasakodavo man. Jis draugavo su kokiu tai ir jinai va, pastojo nese, jį pagimdė mamą. Nes jos pavardė ir Levickaitė yra. Ai, o tai tas vyras... Jo. Nu ir jinai iš to vyro neištekėjo ir jinai išvažiavo į užsienį. Ir jinai išvažiavo į užsienį. O kodėl išvažiavo, nes čia... Nu, jinai nenorėjo su tais tėvais gyventi. Aha. Kad jai taip atsitiko, tai jinai išvažiavo į užsienį, palauk. Ir dar mes, kai Juodkrantėj buvom, tai mes dar kažkaip kalbėdavo, kad galima susisiekti, bet kad pavardė buvo. Ir jinai ištekėjo už Petravičiaus, turėjo 4 sūnus. Ir vienas sūnus grįžo į Lietuvą. Ir gyveno va Padubysy,
Tai mum iš Kauno tas brolis su brolienė irgi gyveno, pastatė namiuką, bet jis, kai grįžo, turėjo ligą, džiovų. Ir jisai mirė jaunas. Tai mes, kai gyvenom Kaune, jis mirė. Tai da mama mane vežėsi lyg ir Raudondvario į laidotuvės, bet sako, tu vaikeli pėsė nedaisi, 40 km lyg į Seredžiaus. Ir paskui mes grįžom ir mama sako, aš važiuoju viena ir jis palaidotas yra Seredžiui, čia kaip ant kalniuko ir užrašyta Petravičius paminklas. Tai visada vat uždegam jam žvakutę, kada nuvažiuojam. O močiute, o tai taip išeina, kad tavo močiutė išvažiavo į Ameriką, Taip, o senelio tu net nepažįsti. ne, jis jaunas matyt mirė. Vat šito nieko nežinau apie senelį. Tik tai, kad Davadininkai, kai buvo labai graži vieta, ant kalno mes kada ir mama turėjo, mano mama turėjo dvynukus, brolis buvo ir sesuo. Ir sesuo metuko laiko mirė ir jį palaidota Gaudį ir Gaudį palaidojo visi tie bagočiai. Tai man prisisapnavo ta sesuo, kad jinai kažkur tai kokio daržiniai pas ją bėga vanduo. Čia Juodkrantėje jau, kai apsivedusi buvau, tai man jinai prisisapnavo, kad sako, bėga vanduo, reikia pagelbos man. Sakau, tai tu eik, čia yra pagėgiai, ir sakau, mes atvažiuosim su mašina, ir paimsim tave, parsivešim. Aš rytą nubėgu pas mamą ir mamai pasako, kad aš taip sapnavau. Mama sako, viskas, važiuojam į Gaurę. Tai mes nuvažiavam į Gaurę su mano vyru, su Pertiku, ir žiūrim ant jos kapelio prie to dieduko palaidoto, ir jos kapelis buvo mažiukas, ir norėjo kažkas užlaidot. Ir atėjo mamos kažkokia tolima giminė. Jinai sako, mama vadydavo Ansė. Nevadydavo Ona, bet Ansė. Ansė sako, didžiasias žolikės aš čia nuraudavau, o mažikės palikdavau. Tai diedukas tada jau ėmė su rankom, kur marausis ir nešė, mes sutvarkim tą kapiuką ir paskui padarėm Juodkrantėj antkapius ir nuvesim tenai, padarėm mažiuką ir didelį, kad niekas ten neužlaidotų, nes jau buvo paminklas tas to senelio, tai išraikytas toksai storų, tokių metalų, visi bagočiai ten buvo. Ir mes važiuodam, lankydavom. Bet vieną kartą nuvažiavam į tą dvarą mamos, tai mama sakydavo, čia kojelės ploviau, ir vienas dvaro kampas nugriautas, taip buvo jisai pastatytas, nugriautas, ir o dėdus, kai nuėjo, pamatė, sako, Jėzau Marija, vištus vaikščiojo po tą dvarą, ir kažkas tai gulėjo girtas koksai, bet labai graži vieta, ir paskui jau mes nėjom. Ir paskui, kada Petriukas mirė, mūsų krikšto sūnus Tauragiai, mes nuvažiavam ir kada jau čia reikėjo tą žemės atsijimti. Tai mes nuvažiavom ir nuėjom ant to kalno, matyt gyveno dar tam name kažkas tai, ir sakau, karvė. Jisai gano, sakau, karvytę gano, sako, taip, pririšu, sako, paganau, nu, sakau, labai gražus kalnas, o žinojau, kad čia jau mamos tas dvaras. Ir Kazys mano buvo nuėjęs. Ir tada jisai, sakau, o jūs turit giminių kur nors, ar neturit? Ir jisai nustojo šnekėti su manimi, nustojo. Ir aš pagalvojau, kad čia kažkas yra, nes kada žemė jau, žemės jau buvo jau paimta žemė, kažkas tai buvo nupirkęs 50 hektarų. Tai pasakojo viena giminaitė mamos, jie gyveno čia kažkur tai prie Klaipėdos buvom nuvažiavę, tai jinai mums pasakojo ir mamai pasakojo. Močiute, dar apie Kauną. Tai kiek metų jūs Kaune gyvenat? Kaune mes ir gyvenom, palauk, 5-9 metų atvažiavau čia, 5 metus. 5? O tai jeigu... Nu, arba 5, arba 4. Nu, nes, o tai... Ką jūs valgė? Iš kur jūs turėjote anūkį kažkokį, ar neturėjote? Nieko neturėjom, tėvas dirbo, sesuo dirbo, Kazys dirbo, tie vyresni,
O ko jie dirbo? Nu, Kazys su tėvu dirbo baldų gamykloje, Aha. sesuo dirbo botanikos sode, tai sakau, laukdom, kad pareina į pomidorai kvepi, tai ir tas pomidorais kvepiančiai. Nu, o mes mažiukai augom su tėvais. Ai, tai ūkio neturėjo, tai Ne. tai iš parduotuvės, tai Ne, viską tik iš pirkdavo? parduotuvės, o tada, kada pradėjo jau karas, ir buvo kortelės. Ir kada kortelės buvo, mama sako, kas jis sako, viskas, kortelį mes vaikų neišmaitinsim, darom. Ir paskui ta dėdina Petravičienė, ta, kur buvo jau mūsų, tai jinai, mama vis važiuodavo pas ją, kad ir brolis mylijosios, bet jinai vis tiek važiuodavo iš Kauno. Jinai sako, pareikit jūs čia į Malūną gyventi, į Padubysį. Pareikit, sako, gyventi ir vaikai dirbs, visi vyrai, ir mažiukai į mokyklą, nu ir mes padėjom čia į tą dvarą gyventi. Čia dvaras. Tai čia jau kada tau buvo 9 metų? Malūnas buvo, dvaras, tai paskutinė mūsų gyvenimo vieta. Paskui čia Juodkrantėj. Ai, o kur jūs tada ten dvare? Ne Dvare dvare, mes- Malūne. Toj paskutinė Mes turėjom pusę namo, Ai, tai ten jau pusę buvo... namo, bet tie broliai keturi vis tiek jie tarnavo pas ūkininkus. Ai, tai jie negyveno. Viktosės sesuo dirbo pas barininką tą, jau Šetlerį, Šetleris tai buvo ten toj, bet čia dirbo jinai dvare, Setleris. Ką reiškia setleris? pavardė, Ai. pavardė. O čia dirbo Viktosė virtuvė, o tėtė dirbo prie kuliamos mašinos. Mhm. Jisai labai darbštus buvo ir jisai leido į mašiną javus. Ir moterys pradėjus Tony sako, Kazimierai gelbėk mumi, mes krentam su tom lentom, kurios paduodavo jam šiaudus. Sako, mes krentam. Ir tada jisai sutvarkė tuos ir palikus pragirus neuždarytus. Ir jis, kai grįžo, tiesiai koją į pragirus tuos. Jam nutraukė koją. Ir mama pietus daro, žinau, prisimenu, kad blynus kepė. Ir aš žiūriu, kad nuo kalno parvažiuoja, Viktosės sėdi sesuo. Ir parvažiuoja. Ir tėtis tą koją nutraukta, va taip iki pusę, paguldė ant žemės. Jisai tik sako, Anse, tu žiūrėk vaikus. Ir buvo karas ėjo. Ir atvažiavo kariška greitoji ir jį apkarpė su žirklėm. Paprastom žirklėm. O pelų maišu jį buvo ta koja suvyniota. O karas jau čia lėktuvai skraido. Nu ir paskui jį išvežė, bet jis mėnesį pagulėjo, labai stiprus buvo. Mėnesį pagulėjo, parvažiuoja. Per patį karą jis parvažiuoja namo. Nu ir va, čia karas ir jam vokiečiai davė. Matai, kai Malūne, Malūną paminavo, sako, Stony tu vis tiek žūsi. Paminuotas Malūnas. Tai tėvas sako, pažiūrėk, pasidarė bunkerį su kaimynu. Mes buvom 21 žmogus tam bunkerį. Kada buvom 21 žmogus ir vienas ukrainietis. Buvo, jisai atėjo, sako, aš nuo karo bijau, kad nepriimtų mane į karą, paimtų. Aš būsiu jūsų kambarį, aš jums padėsiu. Tai tas mūsų dvarininkas atvežė toksai prie Malūnų, ten buvo toks ravas prie Dubysos, o mes ant Dubysos krantų gyvenom. Ir nuo kalno, kai upelis bėgdavo, tai toks ravas buvo. Tai atvežė 12 karvių iš to savo dvaro, Butkus pavardė. Ir atvežė, tai eidavo teta atvažiavus iš Kauno, buvo irgi slėpėsi per karą. Tai eidavo milžt tas karves, tas ukrainietis. Tai sakau, pamatyčiau, šį dabar turbūt pažyčiau. Rytą atsikėlės ir mums baladoja jaunas vyrukas, gražus toksai. Ir jis nėjo pas mus į bunkerį. Tik tai jisai iš kambarį. Paskui atsisveikino, jisai išvažiavo ir išvažiavo. Tai žinau, iškasi tokią duobę, grabę tokią. Perdėjo pagalį ir virdavo struvį. Pamelžė tas karves, 12 tų karvių. Teta, sesuo mano ir tas ukrainietis. Parneša pienu, tai žinau, kažkokiu klecku te virdavo ir valgydavo.
O kaip su juo kalbėdavot, kokią kalbą? Aš nežinau, mama mūsų jinai labai suprato rusiškai ir tėvas suprasdavo jis rusiškai, vokiškai, o Kazys Viktosi mokėjo vokiškai. Jie į vokiečių mokyklą neėjo, bet jie lietuvių ėjo, taip paliakais vadydavo tie vokietukai. Žinau, paliakai. Tai dar prisimenu. Nu va. Tai va toks tas gyvenimas buvo. O paskui jau, kai iš to Padubysio, Ne, močiute, dar ten pasiliekam. O tai jūs tenais dirbdavot ūkyje kažkokią? taip, matai, ne. Ne savo. Broliai mano Stasys vyriausias, Kazys, Antaniukas ir jau jie, ir Viktosi, reiškia, jie buvo 4. Tai jie pas ūkininkus tarnaudavo. Bet jie labai darbštus buvo, tai ūkininkai jų nepaleisdavo, kad nuo naujų metų, nuo kalėdų visada būdavo. Tai jie nepareidavo namo, jie pasilikdavo, kad jie 2 metus dirbtų. Tai tik mums atveža į visą, ką jie sutarė už tuos vaikus produktus, tai jie viską mums atveždavo. Tai jie produktais mokėdavo? Jo, imdavo javais, o mes kai Malūne gyvenom prie Malūno, Malūne dirbo da Kazys, dirbo Malūne, paskui jie perėjo, jau netarnavo, o perėjo į Malūną dirbti. Tai Malūne, kai dirbom, tai mes kai Amerikonai gyvenom. Malūne dirbo, Valcus, eilė stovėdavo patladus savaitėm, stovėdavo lyg į Seredžiaus, eilė 3 kilometrus. Nu, tai pas mus palikdavo javut kiti, o ką norėdavo, kad greičiau sumaltų, tai visko buvo. Tai būdavo duodavo į miltų, mes turėjom, į kiaulių turėjom visko. Mes tada jau gyvenom gerai. Malūne buvo dušas, pirtis buvo, malūnininkam buvo 25 darbuotojai tą Malūnę. Ir tai va, mano tie broliai perėjo dirbti tą Malūną, jau kiti netarnavo. Nu, kaip ir gyvenime. O tai atsilikai? Aš pasakyt galiu? Gerai.